Iš tiesų svarbu suprasti, kad nėštumo metu moters organizme padaugėja hormono relaksino ir hormonas relaksinas jisai visus mūsų kūno audinius tarsi leidžia jiem lengviau plėstis. Tuos pačius sąnariukus, tuos pačius mūsų kremzlytes jis atlaisvina, padaro tokius laisvesnius. Ir tada mama gali iš tiesų truputėlį nėštumo metu atlikdama tam tikrus tempimo pratimus persitempti. Todėl yra svarbu visus šituos naujus pratimus atliekant, daryti juos lėtai ir saugiai, laikantis to tokio vidinio savęs stebėjimo, vidinio žvilgsnio. Tai čia vienas iš tokių aspektų, galbūt, ką reikėtų atkreipti dėmesį ir taip pat būtų visgi gerai, kad mama prieš pradėdama praktikuoti pasitartų su gydytoju, kad gydytojas apžiūrėtų, kaip lėliukas įsitaisęs gimdoje, kaip gimda pati mamos, nes būna, kurios antrą kartą gimdo, būna gimda žemiau nusileidusi ir arba placentos padėtis gali neleisti pradžioje praktikuoti arba viduryje nėštumo, tai būtų svarbu irgi sužinoti tuos dalykus, viską, kaip tenais toj gimdoj atrodo, kaip ten pilvelis, kaip kūdikėlis ir tuomet jau galima pradėti.